Kelmėje prie viešosios bibliotekos auganti obelėlė simbolizuoja bibliotekos idėjas ir jų įgyvendinimą, o pasodinta ji 2015 birželio 5 dieną, kuomet miesto ir rajono bendruomenėms buvo pristatytas daugiau nei 22 000 eurų rėmimą laimėjęs Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos projektas Inovatyvi bibliotekos erdvė jaunimo saviraiškai. Tuomet papasakota apie tai, kas bus padaryta įgyvendinant projektą. Norisi jauniems žmonėms pasiūlyti šį tą daugiau, juk pastebime, kad socialinė aplinka, kurioje jauni žmonės šiandien gyvena, nestabili, nuolat kintanti. Ta kaita vis spartesnė, net ir didelių pastangų dėka suformuoti įgūdžiai ir žinios sensta ne dienomis, bet valandomis. Taip pat pastebime, kad jaunų žmonių interesai yra labai įvairialypiai. Pasveikinusi susirinkusius, kalbėjo bibliotekos direktorė Rita Grišienė. Jos nuomonė visų 100% sumotyvuoti nei mokytis, nei dirbti, nei naudingai leisti laisvalaikį ar tiesiog įdomiai gyventi neįmanoma. Tačiau biblioteka nori prisidėti prie jauno žmogaus savikūros, pasiūlyti tą aplinką, kurioje jis galėtų leisti atsiskleisti kūrybiškumui. Netruko prabėgti pusmetis ir jaunimo inovatyvi erdvė jau kvietė lankytojus. Yeah! 2016 vasario 5 dieną bibliotekos jaunimo inovatyvi erdvė atidaryta oficialiai. Jaunimo inovatyvios erdvės atidaryme kalbėjo ir susirinkusius sveikino Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė Rita Grišienė, Seimo narė Alma Monkauskaitė, rajono savivaldybės mero pavaduotojas Izidorius Šimkus, projekto bibliotekos pažangai 2 koordinatorė Giedrė Čistovienė, projekto partneriai, bibliotekos bičiuliai, jaunimo atstovai. Jaunimo inovatyvi erdvė įkurta Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešai bibliotekai įsijungus į projekto bibliotekos pažangai 2 veiklas bei vykdant projektą Inovatyvi bibliotekos erdvė jaunimo saviraiškai, kurio įgyvendinimui skirta daugiau nei 22 000 eurų. Šį projektą taip pat iš dalies remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija bei Kelmės rajono savivaldybė. Projekto Inovatyvi bibliotekos erdvė jaunimo saviraiškai tikslas – prisidėti prie Kelmės rajono jaunimo laisvalaikio praleidimo kokybės gerinimo, įkuriant inovatyvią erdvę ir organizuojant joje saviraišką bei netradicinį mąstymą skatinančius užsiėmimus. Todėl atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir naudojant moderniasias technologijas, erdvėje vyko daug įvairių veiklų. Pirmiausia, grafinio dizaino ir vaizdo filmavimo montavimo pagrindų mokėsi bibliotekininkai, o vėliau 14–29 metų jaunimas. Naudojant mobilią kompiuterinę įrangą, tokie mokymai organizuoti Liolių, Maironių, Karklėnų, Pagryžuvio, Šedbarų, Vaiguvos ir Žalpių bibliotekose.
Jaunimo inovatyviojoje erdvėje aš dalyvavau grafinio dizaino ir filmavimo montavimo mokymuose. Mokymai buvo iš tikrųjų labai įdomus ir naudingi. Jų metu išmokau valdyti profesionalią kamerą. Dirbame su profesionaliomis vaizdo montavimo ir grafinio dizaino programomis. Viskas buvo aiškiai išaiškinta, viskas buvo parodyta ir jų metu pasigaminome vizitinės korteles, montavome reportažus. Šituos mokymus iš tikrųjų vertinu teigiamai ir manau, kad juos panaudosiu ir tolimesnėme savo gyvenime. Jau dabar aš savanoriauju ir kartais pafilmuoju renginius, juos montuoju ir šitos žinios įgytos būtent šitoje erdvėje man pravertė ir laikas taip pat buvo praleistas naudingai. Erdvėje vyksta kūrybiniai ir saviraiškos užsiėmimai, piešimas 3D pieštukais, komiksų kūrimas, supažindinta su Piečia Kučia pristatymo metodika, muzikos improvizacijų kūrimas interaktyvia muzikos sistema. Man čia patinka įrangos įvairovė ir ateinantis vaikai, kurie mėgsta bendrauti ir dalinasi savo patirtimi būnant čia. Vyko susitikimai su įdomiais žmonėmis. Apie lyderystę jaunimui pasakojo buvęs vadybos ir inovacijų konsultantas, verslininkas Mykolas Lepeška. Savo sėkmės istoriją dalijosi kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas Makalius. Įsimintiną savanorystės patirtį pristatė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Eglė Kalibataitė. Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos jaunimo erdvėje pirmą kartą bibliotekos istorijoje įvyko Dance Central Spotlight šokio konkursas, kuriame dalyvavo 12 jaunimo erdvės lankytojų. Renginys buvo kupinas gerų emocijų ir puikios nuotaikos. Konkurso nugalėtoja tapo Fausta Užkuraitė, antrą vietą laimėjo Lukas Riautas, trečioji buvo Fausta Bankovskaitė. Erdvė skirta ir įdomiam laisvalaikio leidimui. Čia yra naujausia kompiuterinė technika, stalo, judesio, virtualūs žaidimai, vyksta įvairūs konkursai. Kelmės liberalus jaunimas Kelmės mieste įsikūrė daugiau nei prieš metus laiko. Tada dar trūko erdvių jaunimui, trūko vietų renginiams. Ir kai šių metų vasario mėnesį atsidarė jaunimo inovatyvi erdvė, pagalvojame susirinkime, kad visgi griebsime šitą erdvę ir čia organizuosime renginius. Tikriausiai vienas iš sėkmingiausių renginių jaunimo inovatyvioje erdvėje yra League of Legends turnyrai. Tai elektroninis sportas sparčiai populiarėjantis visame pasaulyje. Nustebome, kai pirmą kartą į turnyrą susirinko per 70 žmonių. Visa jaunimo erdvė buvo sausakimša ir buvo iš tikrųjų labai smagu matyti tiek daug jaunų veidų šioje erdvėje. Jūsų įspūdžiai? Žaidimas
Neblogas, bet biški yra levų žaidėjų, nemok žaisti, bet šiaip normaliai renginukas geras. Ar norėtum, kad daugiau tokių žaidimų būtų? Turnyrų? Tai be abejo, smagu, čia jaunimas susirinko, visi laimingi, žaidžia, life, viskas gerai yra. Ar tikės laimėti? Ne, smagiai žadu praleis laiką viskas, nes nežadu laimėti. Ir kaip sekas, neatsibosta? Nu ne, siekiam geresnių rezultatų. Tai sieki laimėti šį žaidimą? Nu šiaip patį pirmą pralaimėjau, tai ką žinau, vėliau gal paeis. Gal paeis, tikėkimės, kad paeit. Visų svarbiausia, kad jaunimo inovatyvi erdvė mums suteikia šansą čia organizuoti renginius, nes Kelmėje tokių erdvių, išskyrus jaunimo centrą, nelabai yra. Tuo labiau, kad čia jis toks inovatyvus, kompiuteriai, daug įrangos. Erdvę kaip savo susibūrimų vietą atrado ir Lietuvos moksleivių sąjungos Kelmės skyriaus nariai. Čia jie renkasi, tariasi, vykdo mokymus. Kelmės inovatyvi erdvė suteikia Lietuvos moksleivių sąjungai, Kelmės skyriaus padalinį, mokinių savivaldų informavimo centrui galimybę rinktis, planuoti renginius, žaisti žaidimus ir veikti daug kitų dalykų. Kitos vietos Kelmėje kaip ir nėra. Susipažinti su bibliotekos jaunimo inovatyvios erdvės veiklomis atvažiuoja vyresnių klasių moksleiviai iš rajono mokyklų. Projektą įgyvendinti padeda ir partneriai. Visuomeninė organizacija Krašto informacija parengusi grafinio dizaino ir vaizdo filmavimo montavimo programas bei pravedusi mokymus, o Kelmės profesinio rengimo centro moksleiviai sukūrė jaunimo inovatyvios erdvės socialinio tinklo Facebook profilį, dalyvavo mokymuose, renginiuose, savanoriavo. Savanoriai padeda ir organizuojant renginius, ir kasdieninėje veikloje. O labiausiai patinka padėti mokytojui, savanoriauti. Ką tu jam padedi? Pravesti renginius, susitvarkyti po darbo, ką dalykus daryti, pradėti, sutvarkyti kompiuterius paruošti darbui, nemokančius dirbti su kompiuteriu, padėti pamokyti biškį. Projektas baigėsi, tačiau erdvė tik pradeda skaičiuoti savo veiklos laiką. Laukia nauji projektai ir iššūkiai, 3D modeliavimo mokymai, edukaciniai užsiėmimai, o svarbiausia – erdvę, kaip įdomus ir turiningo laisvalaikio praleidimo vietą, atranda Kelmės jaunimas. Labai džiaugiuosi, kad Kelmė turi kuom pasigirti inovatyvia erdvė, nes yra vienintelė tokia rajone ir tikriausiai Žemaitijoje. Džiaugiamės galimybę ateiti čia ir naudotis pačiais naujausiais įrengimais. Ir ta erdvė pati priklauso nuo to, kiek mes esame aktyvus, kiek mes įdedame čia darbo ar pastangų organizuojant ir dalyvaujant renginiuose, nes jie tai mes.